Taigi, labas vakaras. Aš esu Inesa, jau mane pažįsta turbūt visos. Tai šiandien mano tema apie seriją Collagen Active, kosmetika su hidrolizuotu kolagenu, kad oda visada būtų formoje. Ir tai yra labai plati veido priemonių serija ir kaip sujungiant visus esančius serijo produktus, mes galime pasiekti pačius geriausius rezultatus. Jeigu mes norime tikrai, kad mūsų oda ir spindėtų, ir švytėtų, ir būtų tokia ir pridrėkinta, ir tiesiog akivaizdžiai matosi, kai yra sveika oda. Tai pradėsiu nuo mūsų pirmo produkto pilingo. Tai vienas pilingas, kuris yra veido odai, ypatingai kitoksai negu visi mūsų esantis pilingai. Aš pristatysiu apie jį ir gal Jūratė galės papildyti dar, gal Jūratė ir darbe naudoji, ar pati naudoji, šiek tiek gal papildysi apie šitą pilingą, nes jis tikrai visai kitokia konsistencija, tai ir daug švelnesnis. Ir tai yra senėjimą stabdantis veido šveitiklis, maksimaliai delikatus šveitimas. Jis aktyvina epidermio nušveitimą ir regeneraciją. Mes nenaudojame jokių papildomų, jame nėra šveitimo granulių. Tai yra didelis pliusas, pas mus nei viename pilinge nėra, todėl mes nepažeisim odos, net jeigu oda bus ypatingai jautri, vyresnių žmonių oda taipogi yra ir jautri, ir pigmentacija yra, ir daug visokių tų dėmelių, kurių taip įprastai mes jų nepanaikinam. O pilingo dėka mes jas ir pašviesinam, ir atnaujinam odą, nes oda atsinaujina, kaip žinome, jauno žmogaus kas 21 ar 28 dienas, dabar bijau sumeluoti. Tai kuo mes esam vyresni, tuo tas procesas odos atsinaujinimo jau yra žymiai lėtesnis. Tai įsivaizduokim, jeigu yra 45-50 metų, tai jeigu žmogus visiškai nenaudoja pilingo, koks yra odos sluoksnis susidaręs ir kaip nepraleidžia į vidų patekti ir kremui, jeigu iš vis nenaudoja. Tarkim, yra tikrai klientų, kurie sako, aš nieko nenaudoju. Aišku, dėkingai, nebent jeigu ta veido oda atrodo tikrai gražiai, bet jeigu jie atrodo negražiai, tai tikrai reikės jau daug darbo. Tai aš manau, kad nereikia laukti, kol mes būsim 40, 50, 60 ir nieko nenaudosim ir norėtume, kad būtų mūsų oda graži, švytėtų ir taip toliau. Todėl reikia įtraukti kasdienius produktus ir pilingą užtenka naudoti 1-2 kartus į savaitę, jautriai odai vieną kartą užtenka į savaitę, netgi 2 savaitės, žinau, kad dažnai negalima tikrai, kad paskui nesuaktyvinti. Nes sekančioje skaidrėje kaip tik bus pavyzdys, jeigu mes naudojam per dažnai pilingą, kas nutinka, ir jeigu mes jo nenaudojam. Ir kaip veikia šitas veido šveitiklis, į jo sudėtį įeina citrimonio chloridas. Aš šiek tiek daugiau žiūrėjau ir apie šitą medžiagą, ką jie atlieka. Kosmetikoje yra plačiai naudojama ir tai yra ir šampūnuose, tai šitą minkštumą tokį ant veido mes jaučiame, kai yra sudėtyje šitos medžiagos ir pašalina negyvus žvynelius, nes nesąveikauja su sveika oda, švelnus jautriai arba išplonėjusiai brandžiai odai. Šitas pilingas pasižymi antiseptinėmis savybėmis. Tai yra, kaip matau, dar tokių papildomų pliusų, kurių neturi kiti pilingai. Ir naudojamas vėlgi ant sausos odos, su rankom masažuojam, ten nereikia nieko stipriai trinti, dar galima naudoti ir kempinėlę, mes turim tokią silikoninę kempinėlę. Man irgi labai patinka palei nosį šitas vietas, kur sunkiau prieinam. Ir čia netgi rekomenduoja prieš šveitimą palikti 1-2 minutes ant odos. Ir taip pat šita pilingo sudėtyje yra hidrolizuotas kolagenas, kurios sukuria odos paviršiuje drėgmę palaikančią pupelę,
skatina savų baltymų sintezę odoje ir padeda sustiprinti kolageno tinklelį dermai. Gal tu, Jūrate, norėtum kažką dar papildyti apie šitą pilingą trumpai? Arba kažkas gal bandė, naudojo, kokia patirtis? Irgi trumpai norėčiau, kad ne aš viena diskutuočiau šiek tiek su jumis. Nu. Jo, šitą pilingą kabinete dar nedaėjau iki jo, nes aš dabar naudoju tos diskelius šveičiamosios, kur yra su rūgštim. Bet šitą pilingą aš naudojau pati namie, tai atrodo, panaudojus jį, atrodo, net nieko nebereikia, nieko nebesinori dėti ir yra keletą klienčių, kurios perka tik tai va būtent šitą ir jo sudėtis yra iš tikrųjų labai faina. Ir kaip minėjai apie tą odos atsinaujinimą, taip jaunam žmogui oda atsinaujina iki 28 dienų, vyresniam žmogui jau tas atsinaujinimas sulėtėja, tai iš tikrųjų verta pradėti kuo anksčiau rūpintis savo veido tą odą, kad paskui būtų tos ir investicijos, ir laikas kuo mūsų mažesnis, ar ne. Jautriai odai taip rekomenduočiau bent į 2 savaitės vieną kartą panaudoti, pilnai užtenka, nes jeigu mes per dažnai naudojam, tai yra sugriaunamas tas odos apsauginis barjeras ir oda būna labiau pažeidžiama. Būna jautresnė, dirglesnė, paraudimai, gali suaktyvėti ir tie patys kapiliarai, tad piktnaudžiauti va šitokiais dalykais irgi nėra gerai. Bet veido kaukės būtinai dėti ir po pilingų rekomenduoju užsidėti veido kaukės, kur kolageno linijai taip pat jų turim, ar ne? Taip, aš dar prie jos prieisiu tikrai. Taip. Ir gal dar merginų norinčių pasidalinti savo patirtimą, ačiū tau, Jūrate, kad papildai. Man smagiau, ne aš ten kalbėsiu. Iš tikrųjų smagiau tikrai. Ir tai aš dabar irgi atidariau dar skaidrę. Jeigu kuri norėsit pasisakyti, tai junkit mikrofoną ir kalbėkit. Taip pat vėlgi apie šitą pilingą, jeigu mes nenaudojame šveitiklio odai, tai epidermio eroginis sluoksnis sustorėja. Tai iš pradžių šiek tiek irgi kalbėjau. Užsikemša poros, spuogai atsiranda, veido oda blausi tampa ir dar labiau sulėtėjęs odos atsinaujinimas. Jeigu reguliariai naudojam pilingą 1-2 kartus per savaitę jautriai odai, kaip Jūratė irgi papildė, užtenka į 2 savaitės vieną kartą, tikrai užtenka, nes jautri oda yra šiek tiek kitokia. Tuomet oda tampa lygi, epidermio regeneracija sustiprėja, pačios sluoksnio poros išsivalo ir susiaurėja, susitraukia ir padidėjusi deguonies prieiga prie ląstelių. Tai reiškia, kad geriau ir kremas įsisavina ir visos kitos medžiagos ir serumai. O jeigu naudotumėt kasdien šveitiklį, kaip ir dabar dar ir papildysiu, odos dehidratacija, apsaugos nebuvimas, dėl ko atsiranda uždegimai ir sudirgimai, odos traumavimas, nes pasišalina ne tik, kad net mirę sluoksniai, tai tiesiog negalima piktnaudžiauti šitais dalykais. Tikrai buvo mano irgi viena klientė, kuriai siunčiau į užsienį, ne Lietuvoje buvo siunta, nors viskas buvo gražiai sudėliota, kaip naudoti, viską aptariam, pasirodo paskui ji man rašo, sako, aš nežinau, kas man čia oda pasidarė savaitę laiko. Sakau, prasme, o kas negerai, buvo Tibetan Herb serija. Sako, nežinau, tokia man jautri. Pala, sakau, o kaip ką tu naudoji? Sakau, grįžtam vėl į tą mūsų bendravimą, visą seką. Pasirodo, jinai pilingą kiekvieną dieną. Sumaišę su praustikliu. Sakau, viskas, dabar pilingo nenaudoju mažiausiai mėnesį ir sakau, tik tai elementarias, paprastas praustiklis tonikas jau iš karto. Tai va, ne veltui yra įspėjimas, kad tiesiog nepiktnaudžiauti šitais dalykais. Tiesiog būna, žmonės nori ir galvoja, greičiau čia atsinaujins tą odą ir sakyti ir taip toliau. Ir turbūt dar reikėtų neišsigąsti, jeigu nėra žmogus naudojęs, kad gali iškelti spuogelius į viršų. Ne? Va, ką aš noriu vis pasakyti, nenoriu tik tavęs pertraukti. Ir kai oda gauna pakankamai deguonies, oda tada labiau išsivalo, kaip ir sakai, atsiranda tie pabėrimai, nes spuogam ir tiem visiems deguonis labai nepatinka. Tai čia yra gerai, kad atsiranda tie pabėrimai, nes tai oda išsivalo iš labai giliai. Ir neįsigąsti, nes jį išbėrė, paskui praeina tas pabėrimas. Taip, nes oda išsivalo tuomet. Taip. Na, ačiū tau. Einam toliau.
Taip, prausimosi kremas gelis. Vien tai, kad yra kremas gelis, skamba, tai turbūt nebus tai tik tai paprastas prausiklis, jau jo sudėtis šiek tiek pilnesnė, irgi veiksmingai valo nuo odos makiažą, nešvarumus, palaiko drėgmės lygį, stiprina odos barjero savybės. Į sudėtį įeina hidrolizuotas kolagenas, vitaminas E, kurio odai taip pat labai reikia, natūralios riebiosios rūgštys, miristinė lauroisterinino rūgštis. Aš kadangi tų pavadinimų neatsimenu, tai aš tiesiog perskaitau. Ir vėlgi, tai yra pirmas žingsnis ant švarios odos, pilingas kaip papildoma priemonė, o prausiklis jau būtų kiekvieną dieną. Dar galėsim trumpai paskui aptarti, kad vėlgi su sausa oda, jautresnė, tiesiog šiek tiek kitokie procesai. Arba gal bus tema būtent atskirai. Yra serijas jautriai odai, tai mes tuomet ir aptarsim. Tai pirmas žingsnis prausiklis ryte ir vakare būtinai. Toliau būtų švelnus drėkinamasis veido tonikas. Tonikas, jisai ir atgaivina odą ir kaip paprasčiau pasakius, tiesiog, kai mes nuplaunam veido odą ir mūsų pH pasikeičia veido odos. Ir jaučiam tempimą, kai kurie galbūt ir nejaučia. Aš dabar kažkaip jau po 30 irgi jaučiam tą tempimą, jeigu aš nusiprausiu ir man nieko nėra ant veido. Tuomet, nežinau, vėlgi galės paskui merginos papildyti, kaip teisingiau. Aš jau, kai nusiprausiu veido odą, visuomet nemėgstu toniko dėti ant to diskelio ir tiesiog toliau tepti ant veido. Aš mėgstu į delną įsilašinu ir aš tiesiog masažuoju taip lengvai ir susigeria ir aš po to kremas, apie serumas sekantys žingsniai. Tai vėlgi tonikas atkuria balansą odos, atkuria pH ir automatiškai gaunasi, kad mes jau ir primaitinam ir sudrėkinam odą, kad mums reikia mažiau kremų. O jau mes paruošiam veido odą. Tai būtų antras žingsnis, kuris labai labai svarbus. Vėlgi šitos serijos pagrindinis ingredientas yra hidrolizuotas kolagenas. Jis greičiau įsisavina į visus ir gilesnius sluoksnius ir tiesiog prisotina odą ir drėgmę ir mes jaučiamės iš karto tokia, kad mūsų veido oda. Ir šitas tonikas, jisai toksai yra įdomi konsistencija, jisai yra toks neskystas, jisai toksai tiesiog reikia išbandyti. Ir jo labai ilgam užtenka, nes yra 150 gramų. Tai kiekis toksai tikrai nemažas ir aš jau tada negaliu ir čia einu toliau ir dekoltė, nes mes turbūt irgi pamirštam, kad naudojam tik veidui kiti, o šitas visas vietos, kaip čia toliau žemiau, nes iš karto matosi, jeigu mes nenaudojam ant kaklo. Tai yra raukšlelės, viskas atsispindi ir matosi. Ne? Ir be spiritų. Tai yra labai svarbu, nes vis tiek mes juk žiūrim sudėtį ir man labai patinka, kad daugum praktiškai turbūt nėra nei vienam pas mus šitam tonike spiritų. Jau sumeluoti. Tai bėgam toliau. Buvo antras žingsnis ir... Ines, atsiprašau. Ir dar ką rekomenduoju labai iš tikrųjų tai veidą prausti ne su šaltu ir ne su labai šiltu vandeniu, prausti su drungnu vandeniu. Ir nes mūsų natūralus pH balansas yra 5,5, tai va, kad atstatytumėm mes tą odos balansą, ne, tą pH balansą, tai tonikas tikrai pats pirmas šioj pagalboje yra. Ačiū. Ačiū, kad papildai, man smagiau. Taigi, šios serijos kremas, jisai vadinasi intensyvus liftingo kremas. Vėlgi mažina raukšlelių atsiradimą, minkština odą, skatina kolageno gamybą. Tai vėlgi yra pliusas, kad skatina natūralaus mūsų kolageno gamybą, nes tikrai jau nuo 30 jau dabar sako, net ir anksčiau, ne tik, kad išoriškai kolagenas, kolageno produktai, hialuronas ir visko dabar yra, bet ir iš vidaus reikia nepamiršti kolageno. Aš gal paskui po visų produktų pridėsiu trumpai ir apie mūsų hidrolizuotą geriamo kolageną. Ir iš vidaus reikia šiek tiek naudoti, ne tik išoriškai. Taip pat kremo veiksmingumas daro mažiau pastebimas pigmentinės dėmes. Vėlgi buvo prieš tai kalbėjau apie šaltiklį, kuris taipogi mažina pigmentaciją, tai tuomet, jeigu mes ir naudojame šios serijos ir kremą, tai mes turėsime daug geresnį efektą.
tikrai turiu ne vieną klientę, kurios ir strazdanos, ir dėmelės pigmentacija pasiekė rezultatą jau po mėnesio, pastebimo, kada, sako, atvyko dukra ir pasakė, mamytė, sako, tau čia tokių dėmelių strazdanų sumažėjo ženkliai. Tai reiškia, moteris, kadangi naudoja produktus ne vieno, tos pačios serijos naudoja, ne, jinai automatiškai gauna akivaizdesnį rezultatą. Todėl tie produktai yra sukurti, kad jie vienas kitą jų papildo. Ir apsaugo odą nuo negatyvaus aplinkos poveikio. Grąžino odai tonusą ir elastingumą. Tai prieš tai mes naudojam, kas priklauso, kremas, prausiklis, dabar būtų jau tonikas, visus žingsnius iš eilės, tikrai mūsų oda bus dėkinga. Nes kremas yra universalus, ryte ir vakare mes jį galime naudoti, nereikia atskirai imti. Bet mes turim dar papildomus 2 produktus, apie kuriuos aš tuoj papasakosiu toliau. Vėlgi į sudėtį eina hidrolizuotas kolagienas, hialurono rūgštis, alavėjo ekstraktas, lanolinas. Šitų gal aš smulkiai neskaitysiu, vis tiek jūs skaidres matot ir galite paskaityti. Taip, vienas iš papildomų mūsų produktų stiprinamoji ir stangrinamoji emulsija veidui ir kaklui, kurią šiaip pas mane labai mėgsta šitą emulsiją klientas. Ir šitą emulsiją ir želė, kur dar vienas bus produktas, tai gal ir Jūratė paskui mane dar papildys, kada kurį geriau naudoti, kurį ryte, kurį vakare. Nes, pavyzdžiui, šitą emulsiją mano yra moteris, kurios renkasi ryte naudoja, o kitom labiau vakare patinka. Ir šita emulsija yra irgi ne tik veidui, čia kaip losjono pavidalų, kiekis didelis, 100 gramų. Šitom, netgi čia pabrėžta, mačiau, kad šitai zonai, kaklo, šitą vietą stangrina, mūsų šitas ir pagurklis, visas vietos tiesiog ir yra būtent veidui, kaklui ir dekoltė stangrinam. Nes norim, jeigu geresnio efekto, mažesnių šitų rūgšlelių gylio, tai naudojant ir kremą ir šitą, pavyzdžiui, losjoną, tai tikrai bus kitoks efektas. Ir kai papasakosiu apie šitą, tai prašysiu papildyti. Ir modeliuojamasis gelis veido ovalui. Čia yra kaip želė pavidalu, tai vėlgi jis ir kontūrus, ir tai va šitas labiau pagurklio srityje, riebalų sankaupas, jis tai pastebimai mažina. Ir jeigu dar, aišku, masažuoklį trauktume prie visų šitų produktų, tai iš vis būtų turbūt labai gerai, jeigu netingėtume. Tai vėlgi arba prieš kremą renkamės, kas sausesnę odą turi, tai mačiau, naudoja prieš po toniko, dedasi šitą geliuką ir dar naudoja kremą. Ir ką jisai dar daro, skatina rūgštelių gylio mažėjimą ir rėmina veido kontūrus. Viena klientė, ne viena iš tikrųjų buvo, sakė, tai naudoja dar ir rankom, šitom vietom. Kažkodėl sakė, kad labai jau patiko ir padeda. Kur tiesiog norisi ir pilvo zoną, sako, ir šlaunų, tiesiog pasirodo ne tik veidui moteris sugalvoja naudoti, bet pasako, aš matau rezultatą, man čia kaip ir jaučiu, kad stangresnė oda. Galbūt, jeigu sportuoja ir tiesiog mato labiau save stebi. Tai dabar, Jūratė, prašau papildyk, ką kada geriau naudoti. Taip, emulsiją aš rekomenduočiau naudoti ryte, nes kadangi jos sudėtis yra šiek tiek lengvesnė, o šitas geliukas veido ovalui, tai vakarui ir taip iš tikrųjų. Yra moteris, kuri perka ne veidui, ne dekoltė zonai, o kojams, būtent kojams. Sako, pas mane net strijų nebesimato. Taip, pilnai sutinku. Jo. O jeigu dar ir pasimasažuosim, veido masažuoklį mes turim, tai rezultatai tikrai džiugins, jau savaitės eigoje matysit rezultatą, wow. Na va, svarbiausia naudoti. Taip. Dar vienas puikus produktas. Aš tik tai vieną klausimą turiu, tą skulptoriaus gelį naudoja ir strijų nesimato? Strijoms ir celiulitui, taip. Nes kofeino yra. Nes kofeino sudėty yra, dėl to aš suprantu, kad jis turi tą efektą. Gali būti. Pamėginsiu. Tai va, kiek turi visko. Žinokit, aš šiandien vėl nespėsiu, labai daug produktų čia. Išnaikinti strijų gal nepanaikinsiu, bet jos tikrai bus žymiai šviesesnis. Ta gylį tiesiog tikriausiai, jos naujos ypatingai man. Tas gylis, jos bus tokias minkštesnės, putlesnės ir realiai tas vaizdas ir bus visai kitoks. Jaučiu raselį iš karto po zoomą įsteptis koją.
Gerai, merginos, judam toliau. Liftingo kremas akių kontūrui. Irgi labai mėgstamas klienčių, nežinau, pas mane dabar, kai buvo akcija, tai labai, prieš tai buvo akcija, ten perkant 2 produktus, akių kremas buvo dovanų, iš vis fantastika. Bet dabar trumpai paskui kitos akcijos dabar vyksta. Tai šitas akių kremas yra ne tik pašalinti nuovargį ir vokų sunkumo jausmą, tuo pačiu mažina maišelius ir tamsius ratilus po akimis, kas turite šitas bėdeles. Paakių kremą tikrai reikėtų naudoti likus iki miego 1-2, nes būna, kad tiesiog alerginės reakcijas, gal kažkas jautresnė oda, aplamai kosmetologas tikrai nerekomenduoja pasitepti, reikia miegoti nei vieną, tik su manim tikrai. Ir ryte ir vakare galima naudoti. Tai tiesiog vėlgi papildoma priemonė, paakių zona yra ypatingai jautri, tai jos nereikia trinti, ją tik tai įtapšnoti lengvai, švelniai, labai nedaug jų reikia. Ir kas įeina į sudėtį? Jo reikia tik mažai ir netepti labai arti akių, truputėlį tolėliau, nes ne visiems patinka ir kvapas ir gali alergizuoti vieno tų kvapų. Taip, teisingai. Tai irgi čia jau nebesustosiu, einu toliau, nes laikas matau eina. Ir vėlgi, Jūratė, kaip minėjo iš pradžių, koreguojantį veido kaukę intensyvus liftingas, rekomenduoju kaukės irgi tikrai palėtinti. Dabar jau yra ruduo, plus prasidėjo šildymo sezonas, aš tai ypatingai jaučiu, mes taip patys šildomės, kaip išsausėja oras, kaip trūksta drėgmės, gerkim daugiau skysčių vandens ypatingai, nes jo labai trūksta ir tikrai jausim ant odos, nes jinai tikrai jausi sausesnė ir kaukė. Nepatingėti, aš esu tinginė iš tikrųjų su kaukėm, tikrai reikės prisiruošti. Šita kaukė turi net ant ausų tokį užkabinimą, kad jie labiau prisitrauktų ir nepatingėkit dėl savęs. Tai kiekvienai, kai sakau, ar tai prie dovanos pridėti draugiai, tai tikrai vertins, nes moteris tikrai mėgsta kaukės, mėgsta užsidėti ir gausit ir geresnį efektą su visom esamom priemonėm. Ir dar turim kristalinę kolageninę, paakių irgi prilimpa. Vėlgi, ką daro šitą kaukę, drėkina odą, stabdo drėgmės praradimą, taip pat labai patogu, jeigu mes norime į renginį važiuoti ar tai iš ryto užsidėti, tiesiog, kad atgyvintų paakį. Greičiau atsigauna oda, mes tokios švytinčios ir neturim tų maišiukų tokių stiprių, jeigu kažkam būna, mes jeigu atsikeliam, būnam ir patinusios, nebūna visus tokius gražios lygios iš karto, kad išėjai. Tai tokia papildoma priemonė. Ir apie kolageno seriją aš baigiu, nes norėsiu trumpai dar apie akcijas pereiti, pristatyti ir gal pasidalinsit irgi, ką jūs jau planuojat, šventės artėja, manau šitas mėnuo jau vis tiek klientai daugiau pradės ieškoti dovanų, planuotis ir tikrai labai patogus lankstinukas man patiko, kad 10 minučių liko. Patiko kuom, visos pastebėjot, kad yra kainos, man tai iš karto, ta prasme, net ir klientas pastebėjo, sako, kaip yra gerai, nes sako, anksčiau nebūdavo kainų. Tai vienas iš dabar siūlomų akcijų rinkinių bus Fukaidamos serijos rinkinukas 1+1 ir paakių kremas dovanų. Toliau jauna oda, norėjau sakyti jautria. Prieš Flik serija yra jaunai odai, bet ne tik, kad jaunai, pavyzdžiui, mano veido odai šita serija tai kažkas, nežinau, tobulo. Ir veido putos, aš turbūt dabar įsimylėjau ir nežinau, dabar kai baigsiu putas, nes jų man užtenka beveik metams. Aš tiek įpratau, gal kad mano mišri oda ir tiesiog aš jau po jų nusiplovimo jaučiu gaivą. Tai tikrai tobulas rinkinys, nes perkant veido putas, veido serumą, kremas dovanų. Tai aš manau, kad toksai geras rinkinukas. Toliau prieš Flik serijos BB kremukas. Aš pati šiaip jį naudoju, ir dabar esu užsidėjusi, tiesiog jaučiu, kad aš jo nejaučiu iš vis ant veido. Yra lengvas atspalvis, man patinka, kad drėkina, yra 4 atspalviai ir prie šito kremuko perkant mes dabar gaunam dovanų sensacijų kremą, kuris kainuoja beveik 9 eurai. Tai vėlgi kažkaip reikėtų nepamiršti, aš ir sakau klientams, visiems, negailėkim šitų lankstinukų, įsigykim daugiau. Aš irgi skatinau merginas, sakau, kiekvienam klientui
Nu, jūs turite tikrai pridėti prie užsakymų arba bent jau pasidalinti per ar messengeriu asmeniškai, nes tų akcijų, ką mes ten keliame Facebook'ui, tikrai daug kas nemato. Aš taip manau, ten į sieną, kai mes įsidedam, ne visi mato, nu, dar istorijai tai mato. Ir tai va tiek apie tą dalinimas. Toliau yra blakstienų serumas akcija, perkant serumo pieštukas yra dovanų. Tai serumas vėlgi vienas iš tokių, kad jisai atgaivina blakstienas. Kas, pavyzdžiui, prisiaugina blakstienas, irgi jisai labai tinka, todėl kad mergaitės dažnai šukuoja ir kažką turėtų naudoti, kad atgaivinti paskui yra. Netgi iš po viso to priauginimo, kad atsigautų blakstienos, jos tampa ir tankesnės, nes mūsų serumas tikrai yra geras. O pieštukas iš tų naudų yra dovanų. Jisai tinka ir vokams, ir antakiams. Dabar kitas rinkinukas vėlgi iš akcijų būtų plaukams, laminavimo efektas ir kūno locionas nuo dovanų. Tai dovana tikrai yra gera, nes aš išbandžiau pati šitą locioną, tai man patiko kaip kvapas. Tai tiesiog perkant šitą galima nepamiršti pasiūlyti, kad žmogus įsigytų ir dovaną. Dar visų akcijų nespėsiu, nes noriu pasikalbėti, tai tiesiog prabėgsiu greitai. Gal paskui pačios pasakysit, kas jums labai patiko. Tai tiesiog aš tai džiugiuosi. Ir kolageno seriją norėjau labai paminėti, kad kolageno serija yra vėlgi akcijų. Perkant iš kolageno serijos kremą gelį prausimuose ir veido liftingo kremą, pilingą gauna žmogus dovanų. Vėlgi gera akcija. O perkant kaukę renkamės pieštuką dovanų. Dar patiko auksinės kaukės variantas, vėlgi auksinę kaukę perkant, rankų kremas, pirštinės, apsauga dovanų. Kam patinka šis kremukas, tai tiesiog kodėlgi ne, ir dovanai. Ir dar daug akcijų iš papildomų nuolaidų. Tai vėlgi rankų spa rinkinukas, aš manau, iš vis universali dovana, nes jisai tinka viskam, visiems, ir kaip kalėdinė dovana, ir kaip gimtadienio dovana. Aš manau, kad tikrai čia rasim daug pasiūlymų, paskui propolis, botuliuksas, papildai, lūpų balzamai, skalbimo priemonės. Na, kažkaip tikrai peržiūrėjau visas akcijas ir man, jos visos tikrai patiko. Ir vienas punktas, Monika minėjo, kad atkreipti dėmesį į gyvačių kremukai, kad ten yra ribota akcija. Tai gal kažką pakeis. O dabar, aš manau, gal jau ir mes galim padiskutuoti, ar ne? Dar pasidalinti.